Dar šiek tiek iš šitą parko, o ponas Audrius. Architektūra. Oho, oho, tai gražu. Pažiūrėkime iš arčiau. Parkelis atrodo įspūdingai, gaila ant žolytės negalima lipti. Įtariu, tai yra įspėjimas. Tarp kitko visas parkas galima landžioti tarsi pro labirintą į vis naują ir naują nišą, kažką naujo pamatyti. Na ką, esam prie fontanėlio, kuris veikia pradžiai raminančiai, o po to, sakyčiau, kažkiek tai hipnotizuojančiai. Gaudam Audrių, įlindo dar pro vieną nišą. Ir ką mes čia turim? Kažkas vėlgi nepaprasta. Mini labirintas, ar kaip tai pavadinti, bet tai yra gražu. Na, įdomu, kas čia būtų parašyta žiūrint iš viršaus. Bet labai gražu, verta apsilankyti čia. Na, žmonės čia visiškai atsipalaidavę, deginasi. Kažkokia tai grįvėsiai, eisime iki jų būtinai pažiūrėti. Vaikinukas knygas skaito. Ežeriukas ne kaip atrodo.